Atėjom pavalgyti į rajonėlį, kur tik vien kavinės ir barai. Prancūzijai neparagauti, nepavalgyti svogūnų sriubos. Turbūt griekas būtų. Nacionalinė Prancūzijos sriuba. O čia nacionalinė vėliavos sriuba, žuvienė. Visiems, kas nevalgė svogūnų sriubos, atrodo, kad tai būtų šlykštus virti svogūnai, bet iš tikrųjų skani sriuba. Aišku, aš esu pas Loretėlę, mano mieliausia, pas ją valgiau skanesnę sriubą išvirtą, bet ragavau vyro sriubą žuvienę, tai kažkas, žinokit, tobulo. Nu labai skani. Visą laiką vyro skaniau. Nu tai taip, iš svetimos lėkštės visada skaniau. Jas skrutinėlės, bet žiūrėkit, kokios salotos. Ai, tu savo pirmą kartą Paryžių matau tokias salotas. Žuvytė. Stebėkit. O Dieve, koks teikas, seilė varvinkis. Su pipirinė pagrindžiu. O aš balonezę makaronų. Pirmą kartą šioj kelioniai desertai. Ir kaip įdomiai, va čia tokiuose indeliuose. Čia žadi išsinešti su visų indeliu. Saginsiu šitą barą restoraną, nes aš nemėgstu tiramisų, bet kokio skonio. O Dieve, kokie desertai. Maistas buvo, nekreipkite dėmesio, kad aš esu susivėlus, maistas buvo nerealiai skanus. Nu tikrai labai jau žuvienė kokia skani. Ką aš valgiau? Makaronus valgiau. Makaronai per savo kvailumo neto susisakiau, norėjau, ko aš norėjau užsisakyti? Carbonara užsisakiau bolonezio, tai čia jau mano bėda. O mėsytės buvo, nu vienu žodžiu pritaginsiu restoraną, žymėsiu, kas būsit. Nu, tik čia nėra alkoholio, iškart perspėju. Mano restoranas. Tik vanduo, sultys bei viekiai. Kodėl tokios biednos šiukšlinės Paryžių maišai, visur maišai? O tai yra todėl, kad po teroristinio išpuolio vieno pradėjo daryti celofaninius permatomus maišus, kad jie matytų šiukšlinių turinį ir stabdytų terorizmą. Grand Palace rūmai. Čia yra istorinė tokia vieta, kurioje yra muziejai, vyksta ir parodos. Ir va, žiūrėkit, kaip vėlgi pasipuošia olimpiadai. Aš čia taip lyg suprasčiau, kad čia tokios kaip ausytės ir čia liežuvis. Ar taip reikėtų suprasti? Nu tikrai panašu, ką? Ir čia yra balionai pripūsti tokie kaip, nu balionai. Tikrai įspūdingas pastatas, o dar taip juokingai mielai papuoštas. Cara, dá pra contar essa história com mais detalhes depois, porque assim, a gente se fudeu. Tá ligado quando você tem um efeito borboleta de merda que vai se suceder? Very good, sakė. Visi mėgsta nuotraukas, net va policininkai pozavo ką tik. Ir čia taip per grotas pafilmuokim. Dabar jums parodysiu patį gražiausią Paryžiaus tiltą. Nu tokį vau, labai gražų Paryžiaus tiltą. Aišku, kas be ko irgi. Nežinau, čia olimpiadai, ne, čia gal remontuojamas ar ruošiamas olimpiadai, bet va. Bet pats tiltas, tai vau. Na, įsivaizduojam, kad tų konstrukcijų nėra. Jo, pats gražiausias tiltas virtęs barikadom, bet atkreipkite dėmesį, koks gražus dangus. Va, pažiūrėkit, koks tiltas. Kokio nerealaus grožio tiltas. Va, žiūrėkit, parodysiu, kokia eilė žibintų. Žiūrėkit. Ir turikliukai kokio grožio. Ir saulėlydis. Jūs atkreipkite dėmesį, koks yra saulėlydis, koks dangus. Ir nuo to tiltų turėtų atsiverti pasakiški vaizdai ir Eifelio bokštas. Sakau, ir dalyviam, ir žiūrovam bus be galo gražu. Bet va dabar ir jum parodyti yra nebe galo gražu. Pažiūrėkit, kaip nerealiai gražu. Žmonės darosi nuotraukas.
Na, aišku, verta, nes čia labai gražu. Aš pasidarysiu video, nes labai gražu. Matote auksinį nublizgintą pirščiuką? Kas pasakys dėl ko? Todėl, kad norą reikia sugalvoti. Sugalvojau. Žiūrėkit, iš tikrųjų, gražiausias, net nežinau. Turbūt Sankt Peterburge tikrai tokie gražūs tiltai. Jeigu žinot, kokių gražių parašykit. Ir tas tiltas turi savo vardą. Restoranas, kuris ant vandens, bet neplaukia. Nu tai ką, tradicijos nekeičiam. Barbar turas. Paskutinis vakaras Paryžiuje. Barbar turą reikia vis tiek kažkaip tai padaryti. Paskutinį vakarą. Nu, gražūs labai bariukai. Restoranas su Michelin žvaigžde, bet visiškai va toks paprastas. Visiškai. Bet vat vaizdas. Vau. Vau. Eifelis kiekvieną valandą va tai blizga. Lygiai valandos, va lygiai 10, lygiai 11 ir blizga tik 5 minutės. Nerealiai gražus. Žiūrėjom visi draugiškai, ką tik įmirksintį Eifelį. Ir jam tik nustos mirksėti, buvo toks minios balsas. Va, mūsų viešbutukas. Labas rytas, mielieji. Va, kaip gražiai gyvenam. Einam ieškoti pusryčių, paskutinių. Pavalgysim. Ir važiuosim į oro uostą. Mūsų lėktuvas kyla tik tai apie 4 valandą vakaro, bet kadangi šiandien Bastilijos diena, plius olimpinių žaidynių ugnies įžiebimas, miestas pilnas, niekas nedirba, kavinės, kur mes valgydom pusryčius, nedirba, bandom ieškoti, kas dirba, kad pavalgytume, krautumėmės lagaminus
ir važiuotume, nes tikimės didelių kamščių. Aš tai nieko nestikiu, aš galėčiau išvažiuoti 2 valandą, bet čia visi tokie labai vaikštus, nori važiuoti kuo anksčiau. Taip pat lėksim jau į oro uostą, nors galėtume dar pusę dienos pabūti. Va, kokią tipinę gražią radom kavinukę. Eisim, žiūrėsim, ar duoda pusryčius. Bandysim valgyti, vats, kaip sakiau, jie taip valgų sėdi, visi žiūri praeivius, nėra nugarom į gatvę. Yra 4 vietos, va. Kėdžių gal truks? Ne, netruks, va. Nu ką, važiuojam, dodomai do Katė, atvažiavom į oro uostą. Oro uostas tikrai labai nedidelis. Ir žmogus piktas, laukia jau. Labai nedidelis, greitai praeisim. Buvo labai dideli kamščiai atvažiuoti iš Paryžiaus, nes yra tai olimpiadai ruošiasi ir yra, dabar bijau nusišnekėti pastilijos diena, turbūt niekas nedirba, kamščių pilna, miestas visas uždarytas, vos sulaukėm takso, kad mus paimtų, nes visur surinkdavo kamščius arba privažiuoti. Tai dabar jau esam oro uoste ir vienu žodžiu laukit mūsų Lietuvoje.